Boris Greenblatt. Diagnozė vėžys – gydytis ar gyventi. Alternatyvus požiūris į onkologiją. Įgarsino Ina Kekšytė. 7 skyrius. Tradiciniai onkologinių ligų gydymo metodai. Pjauti, nuodyti, deginti. Jeigu melą kartosi pakankamai ilgai, pakankamai garsiai ir pakankamai dažnai, tai galiausiai žmonės juo patikės. Adolfas Hitleris. Kaip šiems žiauriems neveiksmingiams gydymo metodams pavyksta išlikti pagrindiniais dešimtmečius? Pažymėtina, kad būtent šių metodų ilgalaikis dominavimas onkologijoje ir įkvepia ligoniams tikėjimą, kad jie yra patikrinti veiksmingi ir moksliškai pagristi gydymo metodai. Onkologų žinių apie sėkmingesnius natūralius vėžio gydymo metodus trūkumas ligoniams nepalieka jokio pasirinkimo. Tad jiems belieka tik sutikti su gydytojo pasiūlytų gydymu. Be to gydytojai taiko ligonio, kuris jau ir taip sukrėstas diagnozės bauginimo taktiką. Paprastai sakoma, kad būtina kuo greičiau pradėti gydymą, norint išvengti metastazių ir kad tikimybė išgyti būtų didesnė. Išsamiau paanalizuokime šiuos du ligonių įtikėjimo argumentus – metastazių susidarimą ir išgydymą. Kalbant apie metastazės, kai ligoniui naudojant šiuolaikinę įrangą ar atliekant tyrimus diagnozuojamas auglys, jis paprastai jau būna mažiausiai 1 kubinio centimetro dydžio ir jį sudaro milijardai ląstelių. Nei vienas onkologas nepasakys ir nei viename mokslinėme darbe tiksliai nenurodyta, koks kiekis vėžinių ląstelių auglio viduje lemia metastazių atsiradimą. Jei auglys yra kapsulėje, vadinasi, pats organizmas lokalizavo šį naviką ir geriau nei jo, nei organizmo negydyti tradiciniais metodais. Jei navikas ne kapsulėje, tai dar nereiškia, kad ir atrodytų nedidelis auglys dar nėra metastazavęs. Metastazių susidarimo lemia ne naviko dydis, o bendra organizmo būklė, jo imuninė ir šalinimo organų sistemos, kepenys, inkstai, plaučiai, limfinė sistema, virškinimo traktas. Be to, metastazės gali atsirasti dėl lokalių naviko audinių ir jo kapsulės pažeidimo, pavyzdžiui, atliekant biopsiją ar chirurginę operaciją. Taigi, kaip žinome, ir tai neginčiamas faktas, visi 3 vėžio gydymo metodai – chirurgija, chemoterapija ir spindulinis gydymas – alina visą organizmą ir šių svarbių organų funkcijas. Vadinasi, gydymas didina metastazių atsiradimo tikimybę. Kyla akivaizdus prieštaravimas, norint išvengti vėžio, kaip ir jį gydant, reikalinga stipri imuninė sistema. Tačiau visi 3 žinomi onkologinių ligų gydymo metodai tik ją silpnina. Kaip mes galime gydyti ligą, kuri imuninės sistemos nusilpimo rezultatas, medicininėmis priemonėmis, kurios ją dar labiau alina? Trumpai aptarkime antrąjį argumentą, kuriuo ligonis įtikinamas, kad jam būtina nedėliotinai gydytis. Priešingai visuotinai pripažintai nuomoniai, kad šiandien išgydoma daugiau ligonių nei anksčiau ir kad kuo anksčiau pradedamas tradicinis gydymas, tuo daugiau galimybių išgyti. Mirtingumas nuo vėžio padidėjo 6%, palyginti su 1970 metais. Tai rodo, kad ankstyvoji diagnostika nedidina tikimybės išgyventi, nors ilgina sergančiųjų šią ligą vidutinę gyvenimo trukmę. Be to, tai pasiekiama didelė kaina, nes gyvenimo kokybė gydantis
tradiciškai labai pablogėja dėl neigiamo šalutinio gydymo poveikio ir daugelio komplikacijų. Ankstyva diagnostika gerokai padidina klaidingos diagnostikos tikimybę. Taigi gerai žinomo prostatos vėžio PSA tyrimo klaidingų rezultatų tikimybė yra labai didelė, o pagal kai kuriuos tyrimus mamografijos klaidų tikimybė yra beveik 40%, įskaičiuojant nepakankamą diagnostiką ir pakartotinę diagnostiką. O pakartotinės diagnostikos atvejais, kai iš tikrųjų ligonis serga vėžiu, gydoma taip pat agresyviai ir sulaukiama tokių pat pasekmių. Ligoniai, kuriems ankstyva diagnozė buvo teisinga, remiantis statistiniais duomenimis, neturi daugiau galimybių išgyventi, o tik turi daugiau laiko nuo diagnozavimo iki liūdnų rezultatų. Už tai sumokėdami gerokai pablogėjusią gyvenimo kokybę. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad daugelis neagresyvių kapsulinio vėžio formų gydomos kancerogeninė chemoterapija ir spindulinė terapija. O jei ligoniai jas ištveria, tai šio vėžio formos perėjimo į agresyvią piktybinę formą tikimybė labai padidėja. Naujų vėžių formų kaip kancerogeniškų jo gydymo metodų pasekmių atsiradimo tikimybė ateityje padidės 10 kartų. Kaip šie neveiksmingi ir kancerogeniški gydymo metodai šiuolaikinėje medicinoje įgijo visišką vėžio gydymo monopolį. Jie turėtų būti moksliškai pagristi ir patvirtinti atliktais jų naudojimo eksperimentais. Pasirodo, kad situacija su teorija negeresnė nei su praktika. Anglų žurnalistas Ben Kaldektre po daug metų trukusių tyrimų padarė išvadą, kad 90% visos mokslinės medicinos bazės, kuria grindžiami šiuolaikiniai gydymo metodai ir vaistiniai preparatai, yra nepagrįsta. Jų rezultatai buvo arba suklastoti, arba iškreipti ir visiškai atitiko medicinos PVS ir didelių įmonių nustatytas užduotis. Šį korupcinį mechanizmą Edward Griffin aprašė knygoje Pasaulis be vėžio. Jis teigia, kad visą preparato ar gydymo metodo kūrimo, išbandymo ir įvedimo į rinką procesą kontroliuoja didieji verslai. Taip pat ir mokslinius bei klinikinius tyrimus reguliuojančias institucijas, tokias kaip FDA, išduodančias leidimus juos naudoti. Mokslinius ir populiarius spausdinius leidinius. Tiesą sakant, tokios frazės kaip mokslininkai nustatė arba tyrimai parodė yra tik formuluotės, kurios mus turėtų įtikinti, kad medicininė procedūra arba preparatas yra moksliškai pagristi, nors dažnai tokie pagrindimai net neegzistuoja. Gerai žinomas anglų mokslininkas ir Nobelio premijas laureatas Linus Pauling, tyrinėjantis vėžį ir veiksmingą jo gydymą, esamus mokslinius vėžio tyrimus pavadino sukčiavimu. Daugelio tyrimų metodika taip pat kelia daug klausimų ir atspindi tikslus, kurie mokslininkams suformuluojami siekiant gauti laukiamus rezultatus. Pavyzdžiui, naujo chemoterapinio vaisto poveikis bus lyginamas su kito chemoterapinio vaisto, o ne su ligonių, kurie naudoja natūralius gydymo būdus arba visai nesigydo gydymo rezultatais. Pakanka, kad naujasis vaistas būtų 10% geresnis už ankstesnį vaistą. Tai yra greičiau ar labiau sumažintų naviko dydį. Ir tada apie tokį vaistą bus galima sakyti, kad jis yra 10% veiksmingesnis. Atitinkamai ligoniai manys,
kad jie turi 10% daugiau galimybių pasveikti. Realybėje šis naujų vaistų veiksmingumo pagerėjimas 10% palyginti su senaisiais sudarys tik 1% teigiamo gydymo rezultatų, nes chemoterapijos sėkmė yra vidutiniškai 2–5%. Tačiau onkologai apie tai nutyli. 9-ajame dešimtmetyje garsus vokiečių epidemiologas Ulrich Abel atliko išsamius chemoterapijos kaip veiksmingo gydymo metodo mokslinius tyrimus. Jis susisiekė su 350 medicinos klinikų ir mokslinių tyrimų centrų įvairiose šalise ir paprašė atsiųsti visus darbus susijusius su vėžio gydymu. Jam prireikė 4 metų kruopščiai išanalizuoti visą medžiagą, tačiau išvados buvo šokiruojančios. Ulrich Abel parašė išvadą: chemoterapijos sėkmė yra ypatingai maža. Nėra jokio mokslinio pagrindo patvirtinančio chemoterapijos galimybę pailginti paciento gyvenimą, gydant labiausiai paplitusiais vėžio rūšis. 2004 metais australų onkologai atliko tyrimus, kurių rezultatus paskelbė žurnale Klinikinė onkologija. Jie tyrė 20 dažniausiai pasitaikančių vėžio rūšių ir apžvelgė ligonių, kurie buvo gydomi dažniausiai vartojamais chemoterapiniais vaistais. 5 metų išgyvenimo statistika. Gydymo veiksmingumo rezultatai buvo tokie: 2,1% Jungtinėse Amerikos valstijose ir 2,3% Australijoje. Tiesą sakant, tai reiškia, kad chemoterapija nepadeda 98% atvejų. Medicininė mafija negalėjo moksliškai užprotestuoti šio darbo, todėl paprasčiausiai nuslėpė šių tyrimų rezultatus, o mokslininkai patyrė didžiulę diskreditaciją. Norėdami suvokti šių rezultatų reikšmę, įsivaizduokite, kad atvykote į oro uostą ir jūs turite galimybę skristi į norimą miestą vienu iš 20 lėktuvų. Jūs taip pat žinote, kad visi lėktuvai nukris išskyrus vieną, bet nežinote kurie. Tačiau oro uosto darbuotojai reikalauja, kad jūs skristumėte. Negi jūs nusileisite jų įkalbinėjimams ir sutiksite su vienu iš 20 galimybių. Ar iš karto paliksite oro uostą ir ieškosite alternatyvių būdų, kaip pasiekti norimą miestą. Aš paminėsiu vieną tyrimą, kuris nusipelno ypatingo dėmesio, nes yra labai reikšmingas. Kai 64 amerikiečių onkologų paklausė, ar jie gydytų savo artimuosius chemoterapija, jei šie susirgtų vėžiu. 58 atsakė, kad jie to nedarytų. Taigi 85% apklaustų onkologų nusprendė, kad metodas, kurio kasdien gydo pacientus, jiems netinka. Vienas pagrindinių Hanoverio alternatyviosios onkologijos klinikos specialistų sakė, jūs nepatikėsite, kiek aukšto rango medicinos VPS tarnautojų kreipėsi į mane pagalbos gydytis nuo vėžio. Iš to matyti, kad daugelis gydytojų ir medicinos įstaigų vadovų supranta mokslinį ir praktinį chemoterapijos neveiksmingumą, bet neturi galimybės ar noro ką nors keisti. Gydytojai, kurie suvokia situaciją onkologijoje, nenori priešinti sistemai, nori tęsti savo karjerą, tokiu būdu palikdami savo pacientams tokias mažas išgyvenimo galimybės. Tęsdamas pokalbį apie chemoterapiją, norėčiau pažymėti, kad daugelis jos šalutinių poveikių, pavyzdžiui, pykinimas, silpnumas, apetito praradimas, imuninės sistemos silpnėjimas, kaulų čiulpų ir kraujodaros nykimas, laikini ir nuolatiniai nervų sistemos pažeidimai, laikinas ar visiškas nevaisingumas, stiprus medžiagų apykaitos sutrikimai, plaukų slinkimas, burnos, skrandžio
ir žarnų opos, pasunkėja uždegiminiai procesai, acitozė ir daugelis kitų yra nešalutinis poveikis. Jie yra pagrindiniai sunkaus organizmo apnuodijimo simptomai. Kaip rašė Ralph Moss, knygos Vėžio pramonė autorius, norint nužudyti visas vėžio ląsteles organizme, reikia tiek chemoterapijos, kiek ligonio organizmas neatlaiko. Tai paaiškina faktą, kad dauguma vėžių sergančių ligonių, kuriems taikomi intensyvūs gydymo metodai, šiandien miršta ne nuo vėžio, bet nuo žalingo chemoterapijos poveikio organizmui. Taip pat ir nuo ligų, kurios vystosi nusilpus organizmui. Pavyzdžiui, jei pacientui dėl chemoterapijos išsivysto insultas, tai išvadoje bus parašyta, kad pacientas mirė nuo insulto. Jei pažeidžiami gyvybiškai svarbus ligonio organai ir jis miršta neatsibūdęs iš komos, mirties priežastimi bus nurodyta pagrindinė liga, tai yra vėžys. O jei gydymo sėkme laikomas naviko dydžio sumažėjimas, tai dažnai silpstančiam ligoniui gydytojas džiugiai praneša, kad navikas reaguoja į gydymą ir sumažėjo. Jei ligonis netrukus miršta, nepaisant po šio tinkamo gydymo, tai visa kaltė tenka ligos klastingumui ir sunkumui. Iš tiesų, onkologai puikiai pakeitė išgijimo nuo ligos sąvoką į auglio reakcijos į preparatą sąvoką. Ir šis pakeitimas leidžia įtikinti ligonį, kad jei auglis mažėja, tai jis reaguoja į gydymą. Todėl gydymo sėkmė yra akivaizdi. Apie tai, kad naviko reakcija į preparatą ar jo dydžio tam tikras procentinis sumažėjimas neturi jokios įtakos gyvenimo trukmei, kaip taip rodo daugybė atliktų tyrimų, iš onkologo neišgirsite. Todėl vėžiu sergantis ligoniai žinias apie naviko sumažėjimą tapatina su ligos gydymo procesu. O jei auglis vėl suaktyvėja, pradeda augti ir atsiranda metastazių, tai paaiškinama, kad liga yra sunki ir klastinga, o ne kad gydymas yra beprasmiškas ir kenksmingas. Dirbdamas medicinos koordinatoriumi viename iš vaikų onkologijos skyrių Londone susipažinau su keletą nuostabių vaikų iš Rusijos ir Ukrainos, kurie atvyko į Angliją gydytis. Vaikai sunkiai sirgo ir nepaisant milžiniškų tėvų pastangų bei gerų žmonių, kurie organizavo gydymą pastangų, dauguma jų mirė nuo gydymo komplikacijų. Man kaip gydytojai buvo akivaizdu, kad vaikai mirė ne nuo navikų, o nuo agresyvaus, itin pavojingo vaikiško organizmui gydymo. Skaudžiausia man buvo matyti ne šios mažus kenčiančius didvyrius, kurie didžiąją vaikystės dalį praleido ligoninėse, bet tai, kaip jų motinos prašė gydytojų naudoti agresyvius preparatus, kai tik jų vaikai įveikdavo eilinę krizę po eilinės chemoterapijos ar operacijos. Tai buvo visiškai absurdiškas vaizdas. Toksinis gydymas, kuris lėtai žudo vaikus, atima iš jų galimybę ne tik pasveikti, bet ir visavertiškai gyventi. Jeigu pasveiktum, gydytojai, kurie žino, kur link veda šis gydymas ir tęsiantis jį, motinos slaugančios savo vaikus ir reikalaujančios gydytojų didinti dozes ir tęsti gydymą. Ir visa tai vyksta esant daugeliu įrodymų sėkmingų vėžio gydymo būdų, kruopščiai slepiamų nedidelės žmonių grupelės, kurie jie yra nenaudingi. Net atskleidus šią informaciją sergančių vaikų tėvams
Jie dažnai negali adekvačiai jos įvertinti. Tai sunku padaryti bet kam, net ir įprastomis sąlygomis. Įsivaizduokite, kaip sunku tėvams vertinti tokią informaciją po ilgo gydymo ligoninėse, sudėtingo gydymo organizavimo užsienyje ir 100 000 svarų sterlingų sumokėtų už gydymą, kuris yra jų paskutinė viltis. Daugelis tėvų naudojo natūralius alternatyvius gydymo būdus kaip papildomą gydymą ir dažnai taip pailgindavo savo vaikų gyvenimą, kurie po to greičiau atsigaudavo ar lengviau pakeldavo procedūras. Bet galų gale, tęsiant įprastinį gydymą, natūralus gydymo būdai nelabai ką galėjo pakeisti. Būtent tuomet aš supratau problemos esmę. Neįmanoma perduoti tėvams ar ligoniams informacijos apie natūralią alternatyvę įprastiniam onkologinių ligų gydymui. Moksliniai argumentai pasveikusių ligonių istorijos ir statistika nepakeis per ilgus metus suformuoto klaidingo mąstymo ir nepanaikins sąmonėje giliai įsitvirtinusių stereotipų, pagristų mitais ir klaidingais faktais. Svarbiausia yra paaiškinti priežastis, kodėl ši informacija nuo jų slepiama. Tik suprasdami šias priežastis žmonės gali priimti teisingą sprendimą, rinkdamiesi gydymo būdą. Tik suvokę apgaulės baisumą ir didžiulį jos mastą, žmonės sugebės suprasti, kad alternatyvūs natūralūs gydymo metodai nėra papildomi įprastinio gydymo būdai ar paskutinis beviltiškas bandymas po nesėkmingo gydymo, bet yra vieninteliai teisingi ir moksliškai pagristi vėžio gydymo metodai. Verta dėmesio ir chemoterapijos atsiradimo istorija. Vadinamųjų garstyčių dujų ar iprito poveikis buvo aprašytas dar 1919 metais, vos praėjus 2 metams po to, kai Vokietijos armija jas panaudojo Pirmojo pasaulinio karo metu. Vėliau, 1944 metais, daktaras Alexander Peter išsamiai aprašė naikinamąjį šių dujų poveikį kaulų čiulpams. Tada jis padarė išvadą, kad anksčiau ar vėliau kraujodaros funkcijų pažeidimas sukels mirtį. Vėliau šis toksiškas junginys, kurio paskirtis buvo naikinti gyvąją priešo jėgą, buvo pradėtas naudoti kraujo ligoms gydyti. Taip naikinant kaulų čiulpų, kurie ligos atveju gamina milijonus nesubrendusių kraujo kūnelių, gydytojams pasisekė šiek tiek pristabdyti šias ligas. Tuomet medicina pareiškė, kad atrasta stebuklinga priemonė gydyti šios rūšies vėžį. Įdomu tai, kad dar prieš kelis šimtmečius gydytojai aprašė kraujo ligas, tačiau vėžio kategorijai jos buvo priskirtos tik prieš kelis dešimtmečius. Taip atsitiko tada, kai buvo nuspręsta, kad naujas sėkmingas gydymas gali būti naudojamas ypatingiems navikams gydyti. Tačiau nedaugelis gydytojų kelia klausimą, ar daug yra bendro tarp leukemijos ir, pavyzdžiui, prostatos vėžių. Ar galima vadinti vėžiu augančio vaiko organizmo eritrocitų gamybos disfunkciją ir plaučio ir pieno liaukos auglį. Tačiau medicinos PVS priėmė sprendimą, kuris nuo to laiko padėjo uždirbti trilijonus $. Jo esmė, atsižvelgiant į sėkmingą kraujodarų sutrikimo gydymą ir visos kitos vėžio rūšis, taip pat
turėtų būti gydomos šio tipo preparatais. Žinoma, per pastaruosius dešimtmečius cheminė sudėtis iš esmės pasikeitė. Ir šiandieninių chemoterapijų preparatų nebegalima lyginti su garstyčių dujomis, tačiau jų poveikis išlieka toks pat. Jie veikia įvairius ląstelių dalymosi etapus ir procesus. Kadangi naviko ląstelės dalyjasi greičiau, jos labiau veikiamos toksinų. Iškart kyla klausimas, kaip šie toksiški preparatai organizme aptinka vėžio ląsteles, kaip jie atskiria vėžio ląsteles nuo kitų greitai besidalijančių organizmo ląstelių, žarnyno, apytelio ir burnos ertmės ląstelių, plaukų folikulų, lytinių ląstelių, kraujodaros ląstelių ir imuniteto. Pasirodo, kad tokio būdo paprasčiausiai nėra. Tiek vienos, tiek kitos ląstelės miršta dėl toksinų poveikio, kuris paaiškina chemoterapijos šalutinį poveikį. Dabar žinome apie kancerogeninį chemoterapijos poveikį, taip pat apie stiprų organizmo nusilpimą ir jo funkcijų pažeidimą. Nesenai mokslininkai pradėjo kalbėti apie naują chemoterapijos poveikį, kaip ir spindulinio gydymo, bet apie tai papasakosiu vėliau. Labai padidėjusi naviko magnilizacija. Šis procesas vyksta taip. Naviko ląstelės yra nevienalytės ir skiriasi diferenciacijos stadija nuo kamieninių ląstelių iki labiau diferencijuotų. Be to, kamieninės ląstelės dalyjasi santykinai lėtai, todėl chemoterapiniai preparatai jas paveikia mažiau. Dukterinės, labiau diferencijuotos ląstelės dalyjasi greitai, todėl patiria citostatinį preparato poveikį. Tai lemia mažiau piktybiškų dukterinių ląstelių mirtį ir dėl to pažeidžiama vėžinių, kamieninių ir labiau diferencijuotų ląstelių proporcija. Tuo kaip tik galima paaiškinti faktą, kodėl naviko recidyvas visuomet yra agresyvesnis, nes kamieninių ląstelių auglyje labai padaugėja. Tyrimai parodė, kad chemoterapija ir spindulinė terapija didina naviko piktybiškumą 10 kartų. Taip pat reikėtų pažymėti, kad kamieninės ląstelės yra atsparesnis žalingiems veiksniams. 4 skyriuje kalbėjome, kad esant tam tikriems veiksniams, normali ląstelė tampa vėžinė ir įjungia senovinį genetinį mechanizmą, kai išgyvenimas sunkiomis sąlygomis tampa vienu iš pagrindinių ląstelės uždavinių. Štai kodėl kamieninės ląstelės yra tokios atsparios chemoterapijai ir spinduliniai terapijai. Vadinasi, chemoterapija ne tik negydo vėžio, bet gerokai apsunkina ligos eigą, sukuria sąlygas tolesniam pagrindinio piktybinio naviko vystymuisi ir metastazių atsiradimui, nes nualinamos visos gyvybiškai svarbios organizmo sistemos. Be to, būdami kancerogeniški, šie preparatai gerokai padidina naujų navikų atsiradimo tikimybę. Mes negalime ignoruoti ir kito tradicinio vėžio gydymo būdo – spindulinės terapijos. 1902 metais vokiečių gydytojas aprašė pirmąjį vėžio atsiradimo nuo spinduliuotės atvejį, o 1906 metais pirmą kartą buvo padaryta prielaida, kad leukemija gali sukelti rentgeno spinduliuotę. Šiandien atliekant kompiuterinę tomografiją ir
fluorografija žmogus gauna gerokai daugiau radiacijos nei darant paprastą rentgeno nuotrauką. Taigi, viena kompiuterinė tomografijos procedūra lygi 74 fluorografijoms arba apie 450 krūtinės ląstos rentgeno nuotraukų. Remiantis 2009 metų atliktų tyrimų publikuotų Archive of Internal Medicine vien Jungtinėse Amerikos valstijose per metus kompiuterinių tomografijų sukelia 29 tūkstančius naujų vėžio atvejų. Taigi, švitinimas tiek diagnostiniais, tiek gydomaisiais tikslais turi stiprų kancerogeninį poveikį, nes sukelia DNR mutaciją ir dėl to atsiranda naujų įvairių rūšių vėžio ląstelių. Spinduliuotės taikymas vėžiui gydyti, kaip ir chemoterapija, neturi mokslinio pagrindo. Naviko reakcija į spindulinę terapiją gali būti jo sumažėjimas, tačiau šiuo metu nėra nei vieno atlikto tyrimo, kuris susietų tai su ligonio gyvenimo trukmės pratęsimu ar visišku pasveikimu. Tačiau yra ir kitų tyrimų, kurių rezultatai rodo, kad esant daugeliu vėžio formų naudojant spindulinį gydymą, po chirurginės operacijos ligonių gyvenimas nepailgėja, bet dažnai sutrumpėja, pavyzdžiui, prostatos vėžio atveju. O komplikacijų toks gydymas sukelia labai daug ir dažnai jos nepasireiškia mėnesiais ar net metais, ligoniui kurdamos saugaus gydymo metodų iliuziją. Kaip pavyzdį paminėsiu komplikacijas atsiradusias po krūties vėžio spindulinės terapijos. Fibrozinis krūtinės raukšlėjimasis, šonkaulių lūžiai, saugos pleuroje, plaučiuose ir aplink širdį, nervų pažeidimas, kraujodaros funkcijos ir imuniteto slopinimas, dėl kaulų čiulpų sunaikinimo spinduliavimo vietoje. Ir žinoma, viena pavojingiausių komplikacijų ligoniui yra 10 kartų padidėjusi naujų vėžių formų tikimybė. Taigi matome, kad spindulinės terapijos poveikis yra labai panašus į chemoterapijos, kadangi žinome, kad laikinas naviko sumažėjimas neturi įtakas ligonio gyvenimo trukmei ar išgijimui, šis gydymas ligoniui neduoda jokios naudos, priešingai yra labai kancerogeniškas ir sukelia sunkias komplikacijas. Be to, naujausi tyrimai parodė, kad spindulinė terapija sukelia navikų magnilizaciją dėl padidėjusių kamieninių ląstelių, kurios lengviau nei kitos pakelia spinduliuotę kiekio. Esu visiškai įsitikinęs, kad ateityje vėžio gydymas chemoterapija, kaip ir spindulinė terapija, bus pripažintas medicinos klaida. Vienu metu kelis dešimtmečius esant tam tikrom psichikos būsenom, taip pat ir sergant depresija, buvo atliekama lobotomija. Tūkstančiai žmonių prarado savo tapatybę, tapo daržovėmis. O 7-ajame dešimtmetyje ši praktika buvo sustabdyta ir pripažinta klaida. 3-ajame dešimtmetyje rentgeno spinduliais buvo gydomas padidėjęs moterų plaukuotumas. Šis gydymas taip pat buvo uždraustas praėjus keleriems metams po daugelio apšvitos subjauroto moterų skundų. Aptarus nuodyti ir deginti metodus, norėčiau trumpai pristatyti kitą metodą pjauti, kuris klaidingai laikomas efektyviausiu. Kai kurios chirurginės intervencijos esant ankstyvoms vėžio stadijoms ir lokalizuotoms jo formoms yra gana sėkmingos. Sakydamas sėkmingos, turiu galvoje nematomą naviko pašalinimą.
bet faktą, kad tolesnėme ligonių gyvenime liga neatsinaujino. Paprastai toks teigiamas rezultatas pastebimas esant nepavojingoms kapsulinėms vėžio formoms, kurios greičiausiai nesukeltų sunkių pasekmių. Štai įdomus faktas galintis tai įrodyti. Patologoanatomai atliekantis ligonių mirusių ne nuo vėžių ligų skrodimą jau senai pastebėjo, kad daugiau nei pusė mirusių žmonių vyresnių nei 45 metų amžiaus turi įvairių skirtingų dydžių ir lokalizacijos auglių, kurie netapo jų mirties priežastimi. Dauguma jų net nebuvo diagnozuoti, nes šie navikai dažniausiai yra besimptomiai. Taip pat chirurgai mėgsta daryti limfadenektomijas. Tai yra pašalinus auglį išpjauti ir limfmazgius. Šias žalojančias operacijas vis dar atlieka, nepaisant daugelio tyrimų, rodančių, kad limfadenektomija nesustabdo vėžio plitimo. Pavyzdžiui, limfanedektomija atliekama esant mastektomijai, krūties vėžiui arba gimdos kaklelio vėžiui. Moteris po tokių operacijų jaučiasi taip blogai, kad daugelis jų nenori gyventi. Chirurginė operacija taip pat didina metastazių tikimybę, bet koks neatsakingas chirurgo prisilietimas prie naviko gali pažeisti jo vientisumą ir dėl to į kraują gali patekti daug vėžinių ląstelių. Biopsijos taip pat yra pavojingos, nes jas atliekant dažnai pažeidžiama naviko struktūra, todėl paspartėja jo augimas. Metastazių tikimybė taip pat didėja. Aš pastebėjau įdomų faktą. Tarp keletą mano žinomų gydytojų, kurie pakeitė legionus ir pradėjo gydyti vėžiu sergančius ligonius alternatyviais metodais, dauguma buvo chirurgai. Žinoma, to nepakanka statistiniai išvadai padaryti, tačiau šie chirurgai tikriausiai aiškiai matė, kad vėžio gydymas chirurginiu būdu yra neveiksmingas. Tikriausiai turėtų būti tam tikro racionalaus pagristumo, kad metodai pjauti, nuodyti ir deginti ir toliau yra pagrindiniai gydant vėžiu sergančius ligonius. Esu įsitikinęs, kad toks racionalus pagrindimas yra, tačiau jo tikslas nėra gydyti ligonius ir nugalėti vėžį. Šį racionalumą galima suprasti tik suvokiant ekonominės ir politinės priežastis. Trečiajame skyriuje jau kalbėjome apie ekonominės priežastis. Politinės priežastis nusipelno ypatingo dėmesio ir tam tikro skaitytojo pasirengimo suvokti šią informaciją. Aš planuoju paliesti šią temą savo būsimuosiuose darbuose. Deja, šiandien, kai žmonių suvokiančių tikrąją padėtį onkologijoje skaičius dar nepasiekė kritinio, onkologai ir toliau pjaus, nuodys ir degins milijonus vėžių sergančių ligonių. Užuot sutelkę pastangas į patologinį procesą, dėl kurio atsirado vėžys ir organizmo atstatymą, onkologai ir toliau šalins arba mažins navikus, darydami didelę žalą vėžio sergančių ligonių sveikatai.